Rytas avių ūkyje prasideda dar tamsoje. Atidarau duris, o pirmiausia mane pasitinka avių akys. Kai uždegu šviesą, prasideda įprasti rytiniai darbai. Pirmiausia, reikia išvalyti gardo pakraščius. Avys šeriamos ant tako, todėl čia greitai prisikaupia mėšlo. Svarbu, kad mėšlas nesiliestų su šienu. Taip garde išlieka daugiau tvarkos ir sausumo. Tokie darbai gal ir neatrodo paprasti, bet ūkyje būtent iš tokių smulkmenų ir susideda kasdienė priežiūra. Po to prasideda šėrimas. Avims yra nešamas šienas. Kiekvieną rytą tas pats darbas, bet avys turi būti sočios. Avių šėrimas užtrunka, nes šienas nešamas su šakėmis, o ne technika šeriamos.
Kai matai, kaip avys ramiai ėda, supranti, kad visas darbas ne veltui. Toks mūsų rytas ūkyje. Paprastas ir kasdienis. O jūsų prašau, prenumeruokit mūsų kanalą, paspauskit patinka, parašykit komentarą.